Ezros knyga, 4 skyrius. Judo ir Benjamino priešai, išgirdę, kad grįžę tremtiniai stato šventyklą viešpačiui, Izraelio dievui, atėjo pas Zerubabelį ir Izraelio šeimų vyresniuosius ir jiems sakė: mes norime statyti kartu su jumis, nes mes, kaip ir jūs, ieškome jūsų dievo ir jam aukojame nuo Asirijos karaliaus Asarhadono, kuris mus čia atvedė laikų. Zerubabelis, Jozuė ir kiti Izraelio šeimų vyresnieji jiems atsakė: netinka jums kartu su mumis statyti namus mūsų dievui. Mes vieni statysime viešpačiui, Izraelio dievui, kaip mums įsakė Persų karalius Kyras. Krašto žmonės silpnino Judo žmonės ir trukdė jiems statyti. Jie samdė patarėjus, norėdami atgrasyti juos nuo jų tikslo per visas Persų karaliaus Kyro dienas, net iki Persų karaliaus Darijaus laikų. Pradėjus karaliauti Ahasverui, jie parašė kaltinimą prieš Judo ir Jeruzalės gyventojus. Artakserkso dienomis Bišlamas, Mitredatas, Tabeelis ir kiti jų bendrai parašė Persų karaliui Artakserksui laišką. Laiškas buvo parašytas aramėjų kalba. Patarėjas Rehumas ir raštininkas Šimšajas rašė karaliui Artakserksui tokio turinio laišką prieš Jeruzalę. Rašo patarėjas Rehumas, raštininkas Šimšajas ir kiti jų bendrai iš Dinajo, Afarsato, Tarpelio, Afaro, Erecho, Babilono, Sūzų, Dehavo, Elamo ir kitų tautų, kurias didysis ir garbingasis Asnaparas atvedė bei įkurdino Samarijos miestuose ir kitose vietovėse šiapus upės. Tai nuorašas laiško, kurį jie pasiuntė karaliui Artakserksui. Tavo tarnai, vyrai iš šiapus upės, praneša karaliui, kad žydai, kurie iš tavo teritorijų atvyko pas mus, apsigyveno Jeruzalėje ir stato tą maištingą ir blogą miestą. Jie stato sienas ir stiprina pamatus. Tebūna žinoma karaliui, kad jei tas miestas bus pastatytas ir jo sienos užbaigtos, jie nebemokės mokesčių, duoklės ir muito. Karaliaus metinės pajamos dėl to sumažės. Kadangi esame išlaikomi karaliaus rūmų ir nenorime, kad karaliaus garbė būtų pažeminta, todėl pasiuntėme pranešimą karaliui. Tegul paieško žinių apie tą miestą savo tėvų metraščių knygose. Ten atrasi, kad tas miestas yra maištingas ir pavojingas karaliams bei kraštams. Maištai jame keliami nuo seno, todėl tas miestas ir buvo sugriautas. Mes pranešame karaliui, kad jei tas miestas bus pastatytas ir jo sienos užbaigtos, tu neteksi valdų šioje upės pusėje. Karalius pasiuntė tokį atsakymą patarėjui Rehumui, raštininkui Šimšajui ir kitiems jų bendrams, kurie gyvena Samarijoje ir anapus upės. Ramybė jums. Jūsų atsiųstas laiškas buvo man perskaitytas. Man įsakius buvo ieškota ir rasta, kad tas miestas jau nuo seno sukildavo prieš karalius ir maištai bei vaidai kildavo jame. Galingi karaliai viešpatavo Jeruzalėje ir valdė visą kraštą anapus upės. Jiems mokėjo mokesčius, duoklę ir muitus. Įsakykite tiems vyrams liautis statyti miestą, kol bus duotas jiems kitas mano įsakymas. Elkitės rūpestingai, kad karaliaus reikalai nenukentėtų.
Kai karaliaus Artakserkso laiško nuorašas buvo perskaitytas Rehumui, raštininkui Šimšajui ir jų bendrams, jie skubiai nuėjo į Jeruzalę pas žydus ir jėga sustabdė statybą. Dievo namų statybos darbai Jeruzalėje sustojo ir nevyko iki antrųjų Persijos karaliaus Darijaus karaliavimo metų.